5 diena. Pasaulio veidrodis. Deklaravimas. Jūsų pasaulis yra tai, ką jūs apie jį manote. Pasaulis kaip veidrodis atspindi jūsų požiūrį į jį. Gyvenimas – žaidimas, kuriame pasaulis savo gyventojams vis užmeta tą pačią mįslę. Nagi, atspėkite, koks aš. Ir kiekvienas atsako taip, kaip supranta. Tu agresyvus arba tu jaukus, linksmas arba niūrus, draugiškas arba priešiškas, laimingas arba nenusisekęs. Bet štai kas įdomu, šioje viktorinoje laimi visi. Pasaulis neprieštarauja ir kiekvienam pasirodo tokiu pavidalu, koks buvo užsakytas. Ką jūs manote apie savo pasaulį? Aiškinimas. Jei žmogus įsitikinęs, kad šiame pasaulyje viskas, kas geriausiai išparduota, jam iš tikrųjų telieka tuščios lentynos. Jei jis mano, kad dėl geros prekės reikia atstovėti ilgoje eilėje ir brangiai sumokėti, taip ir būna. Jeigu lūkesčiai pesimistiniai ir kupini abejonių, jie būtinai pasiteisina. Ir jeigu žmogus laukia susitikimo su nedraugiška aplinka, tai nuojauta jo neapgauna. Bet tai reikia žmogui naiviai pagalvoti, kad pasaulis jam paliko viską, kas geriausia, tai irgi išsipildo. Keistuolis nežinantis, kad viskas pasiekiama labai sunkiai, nesuvokiamų būdų atsiduria prie prekystalio, už kurio tarsi specialiai jam ką tik buvo prikrauta visokiausių prekių ir paaiškėja, kad pirmasis pirkėjas viską gauna nemokamai. O už jo jau rikiuojasi ilga eilė žmonių, įsitikinusių, kad gyvenimo realybė kur kas niūresnė, o kvailiams tiesiog sekasi. Ir jeigu sėkmės lydimas keistuolis kada nors susidūręs su gyvenimo realijomis pakeis savo požiūrį į pasaulį, realybė irgi atitinkamai pasikeis, nublokšdama praregėjusi į patį eilės galą.